Charlie Kirk tikrai negyvas, jau vakar mes matėm šitas naujienas vakare, esu šiek tiek priblokštas. Tai buvo žmogus, kurio aš klausiau, patiko man jo ideologija ir aišku atsirado, kaip matot, krūva įmonetų, tai dabar internete jau sklando kalbos ir video, kad jis net nenušautas. He thinks that Charlie Kirk died. He didn't die. Everybody thinks he died. Buvo imituota. Aš turiu jums du klausimus. Tai buvo pirmas moralinis klausimas. Atsiranda monetos ir kaip jūs manot, morališkai ar teisinga yra uždirbinėti iš tų monetų ar neteisinga tokios tragedijos metu. Ir antras klausimas, kaip manot, kas iš tikrųjų nutiko, ar jis tikrai nušautas, kirsta tiesiog per Trumpo skaudžiausią vietą, ar tiesiog viskas buvo imituota, kad išprovokuotų visai kitus veiksmus.